Ko toks šlapias, suprakaitavai? Tepiau, sustepiau rankas, nes buvo sausos. Tai va tavo palapinė ir mano. Nu jo, nes aš tai net, aš labai kompaktiškai viską susidėjau. Tai gal nori palapinę užsidėti? Nėra vietos. Nėra vietos? Ne, šiaip galim. Ne, aš tiek to, nes šiaip pabandyk žiauriai. Kiekis sunkus. Pažiūrėt. Iešmai. Šitas tai iškris. Leiškas. Mėgmaišis. Medkitas. Lašiniuk visiems. Žinai, Vaidai, kad tu nepasitikrinai savo dviračio ir blogai dėl to stabdo? Ta prasme. Žiūrėk. O taip susiruošė į kelionę, mes dviračių nesužiūrėjo. Ignas prisukinėja supurtą. Visas kleba pirmyn atgal. Dabar ne, turės. Įdomu, kodėl man taip stabdo. Kaladėlis gal? Kaladėlis diskas sugedęs. Irgi kleba. Lemba atsilaisvina, žinau. Ne? Nu jo, žinau. Nebandau ir kleba, bet... Tai va. Realiai planavom 9 valandą susitikti, jau dabar jau po 10. Išvažiuosim kai eilinį kartą 12. Aš dar biškį valgyti nupirkau. Būtume karvelį nusišovę. Balandėlių pietum. Šitą patogiau važiuoti. Jo. Ką? Paniuniuok. Baigiam važiuoti senuoju Kauno keliu, Kaunas Jonava. Pravažiuosim dabar pro karjerus, būsim iki Jonavos. Už Jonavos iškart į dešinę link Upninkų, o ne ir link Širvintų važiuosim. Ten kažkur ir apsistosim. Važiavam į Jonavą, stosim, pavalgysim dabar ir šausim toliau link Širvintų. Tai žodžiu, yra operacija tokia, dabar susitvarkom. Mūsų operacija yra šitokį va daiktą pasimti, čia likutis. USB products. Ieškom žuklės reikmenų, Ignas varys žvejot. Nusipirsiu už 10 eurų meškerę, trauk žuvį ir perlūš per pusę. Tikiuosi realybė išsipildys.
Noriu pasiklausti, ar turit komplektą visą meškerės papigiai? Ne. Tokių nebūna. Supratau, gaila. O kiek įmanoma pigiausiai susikomplektuot? Ar atskirai žilka, atskirai viskas gerai, supratau. Ačiū tada jums, viso gero. Yra, tarkim, nes taip tai yra toks variantas paimti. Ne, tai yra toks variantas, kad yra sportinės meškerytės. Ten nereikia nei rytės nieko. Jums tik reikia gabalą valo ir paskui pavadėlį viskas. Ir pigiausias variantas gaunasi ir šiaip pati žvejyba yra smagesnė, nes jums nereikia ten rytę sukinėti, jūs tiesiog pakerta traukia. Va, sportinės. O turit žilkos? Tai yra jau paruoštas plūdas šitai, va, būtent meškeriai. Va, kabliukai viskas yra. Čia, žodžiu, jūs atsiviniosit, prisirišit ir šitas va dalykas jums reikalingas, nemeskit iki šono. Nes jūs baigėt žvejybą, jūs surenkat visą tą valą, vėl va taip ir jisai užsideda va taip. Šitą gumytę vyniot kokią? O kabliukas šiandien gerai, smagu. Viskas yra. Bus 8,60 €. Pasiėmiau sportinę. Kiek tai viskas kainavo? 8 €. Na jo, įsivaizdavau, kad jisai nusipirks normalią meškerį, suritę, suplūdę. Galėjo ritę dar duot. Krenta jau padaliam. Kažkur esam netoli Upninkų, dar kokie gal 7 km. Šiaip debesys tokie per akinius negražus. Šitas kelias labai erzina, nes labai daug sunkvežimių važiuoja tiek į vieną, tiek į kitą pusę, aš nesuprantu, ten veža, parveža, išvažiuoja, grįžta ir va dabar va, kaip tik irgi vieną atvažiuoja. Pareina, man atrodo, lietutis ir vėjas tai pakilo. Eina savo. Man atrodo, kad artėja. Pasiekėm Upninkus. Stovi čia bažnytėlė. Kalnas laukia nemažas. Vėjas žiauriai pakilęs. Ten Šventosios upė buvo. Priešinamės vėjai. Važiavam toliau. Džiauk, Ignai, pirmų lietum šiais metais. Čia vasara. Čia vasara. Parodyk, kaip džiaugies. Valytuvai dirba pas Igną. Ignas. Šiek tiek vėjota, nupučia. Tai tiek. Įmanoma praleisti laiką, kol autobusas atvažiuos. Bandau. Tai va, privažiavom tą ežerą, kur mes tupsim. Buvom nusižiūrėję per... Fukai, čia smirda prie to tualeto. Čia yra prieplauka. Ten yra stalas. Arba važiuoti ten kažkur toliau. Turim privačią valdą ir ten apačiai yra žmonių, bet ten labai gražu. Visgi sugrįžom į mūsų tą pležą viešą. Nes kur nuvarėm čia kitur, tai čia viskas privatizuota, bla bla bla. Žodžiu. Visi visur viskas susipirkė ir negalima prie kranto prieiti.
smagumynas. Tai dabar grįžom čia. O ten malkos, matai tuos kaimynus. Atvažiavom, varom iškart įsimaudyti tą savo visą lipnumą, nusiplauti visas tas purvinas rankas. Jau suknelį nusimaudėm, varom kažką daryti. Ką darysim, Ignai? Eisim malkų kažkur pasirankę, tada sukursim lauželį, pasidarysim palapinę, įsikepsim, ten šašlykų turim. Piliulės. Nu, čia tabletkų ir viskas. Zafyrų turim. Tu kepamų? Taip, nuo šaunuolis pasirūpinti. Ką žinai, ar iškepsim mes čia su tokiam menkom šakeliam. Montuoja Ignas meškerikutį savo. Varneš šiandien laimikį kokį? Jeigu pasistengsim labai, žinoma. Čia aplinkui nelabai kur yra nueit. Miškelis, medžio pasim. Bet čia va, ant kalniuko pasilipus radom medį nuvirtus, jis jau sudžiūvęs yra. Tai bandysim pažabot, pakirst šitą medį. Štai prinešiau malkų, biškį yra šakalių visokių, tai pamanysiu užsikurt laužą. Nu kaip tavo sistemėlė? Čia šiaip žuvyčių nematyti. Aš kaip buvau maudžias, tai buvo. Buvo? O. Taip. Nu, Ignai, ištrauksim mūsų vakarienės. Ten mažiukai, kabina, žinai. Tada ranką. Gerai, kad čia yra žolių, bet ne per nuolat. Tai va, turim laužą. Turim, Ignas nuplovė agurkus ežere su pomidorais. Šiaip labai gerai atrodo pomidorai. Labai gražiai. Dar prisinešėm daugiau žabų, kad mes ilgiau laužą pakurentume. Ne tik tai įsikepimui, kad kai sutems dar užsikursim, gal ne. Filps? Na, biškį led reiks kirsuot. Da karšta? Karšta. Čia taip sudegint pačiam galima. Kepam. Šitas gerai, žinok, paaukština, jisai gerai. Gerai kepam. Hello, it's me Borat, and now tent, okay? It's done. Sudėtum paliukus? Jo. If someone gives you a spoon and you need a fork, just make one. Pasmeiks ar nulauši? Trūksta vieno ašmens. Bet nuskilo. Gerai valgyti. Nu, bandžiau pasidaryti šakutę, gavos kažkas. Ieškojau kur pašikt. Ten yra tualetas, bet ten ant tiek jisai prikakotas, kad net nesinori daryti. Vakar dariau vakare tose krūmuose, bet atėjęs miegoti į palapinę, aš radau ant kojos erkę. Gerai, kada neprisisiurbus buvo. Tai nuėmiau, nutraukiau, panikavau ir viskas. Sudeginamas. Davė man savo meškerikotį užmest, nemoku užmest. Toks atstumas man bus gerai. Tas savo baidarę krūtiną. Jo, pluoštas stiklo ir dar kažkokiek metalų.
Atplaukė žmogelis, kažką pagavo. Einu apžiūrėti. Labą rytą. Kokį čia laimikį pagavot, įdomu? Nieka tokių. O, Nieka tokių pagavau kojų. bet nemaži. Nu, porą tokių papoliam. Raudonį karšiuk. Ten kažkaip. O tai čia jūs nuo ryto jo atvažiavo anksti? Nuo ryto. Bet iš toj pusėje nieką neėmėm. Ten suradau. Anoj pusėje. Ir paskui vidurį ežerą ten ant salų. Ant ko žvėjojo? Kukurūzas. Dzika. Nu ką, išjudėjom su kaimiškais sakiniais, judam toliau link Širvintų. Tikiuosi pasieksim šiandien Širvintus. Planuojam pavalgyti tenais. Ir tada į Molėtus šausim. Biškį nepatogu laikyti, šausim į Molėtus ir va, Vaidulis už manęs pumpuoja. Va, ten. Šaunumėlis, smagumėlis, judam toliau. Taigi Vaidai, ką papasakosi? Lengvas kelias. Ką mes pasiekėm? Širvintas pasiekėm. Širvintos. Čia daug gandrelių, daug arkliukų, daug karvučių, daug gandručių. Širvintos. Man jeigu galima bam, nėra. Atsiprašau, Vaidas varyšį. Žiūrėk, iškeli. Tavo meškerė žemė beveik liečia. Čia pas mane stovi tiesiai. Jo, dabar stovi tikrai. Va taip kažkaip buvo. Jo, Nu, tas man irgi buvo taip Spykiam vieną kartą. tai nieko, nes jis dygo pochai nesulaužė. Kas čia, Vaidai, didžiausias tavo priešas? Žvyras! Kung Fu Pandai laiptai, Vaidų žvyrkelis. Obalai kažkokie aplink juos atlipę. Merida! Tai irgi Merida. Susidūrė. Nepamačiau numerų.
Sykai? Ar žuvis? Žodžiu, prisišėrė buca, jau atvykom į destinationą. Kaip jauties po buca? Mes kažkur keliavom, nes atrodo, kad ką tik iš namų išvažiavom. Vėluoja, panelė.